Na, o toliau pakalbėkime apie lenteles. Reikėtų stengtis vengti lentelių kuo galima labiau, jeigu kalbame apie interneto svetainės ir dokumentus, nes tikrai yra sunku naviguoti per lenteles žmonėms, kurie naudojasi ekrano skaitytuvais. Kodėl? Todėl, kad reikia pereiti per kiekvieną langelį, jeigu tos lentelės nėra sutvarkytos tinkamai. Vienas svarbiausių dalykų yra uždėti antraštinius langelius. Dabar jeigu mes paspaudžiame lentelę, štai pasižymime ją visą ir keliaujame į lentelės dizainas, kas yra svarbu, tai antraštinė eilutė. Tai antraštinė eilutė paprastai būna visų pirma viršutinė, bet šiuo atveju mums reikia, kad skaitytųsi ir pirmojo stulpelio kaip antraštinė, tai mes taip pat pažymime, kad yra pirmas stulpelis. Ir dabar, kad būtų aiškiau, mes galime štai pasirinkti stilių kitą ir tuomet bus visai aišku, kad tokioje lentelėje yra būtent ir viršus kaip antraštė, ir pirmas stulpelis kaip antraštė. Galime paieškoti ir kitų dizaino variantų. Štai tarkim toks labai kontrastingas būtų. Tai jau akivaizdžiai matome, kad čia ir čia. Na, aš tokį kontrastingą ir paliksiu. Kaip matote, priemonė daugiau neberodo, kad būtų kažkokių tai problemų. Trūksta lentelės antraštės. Tai čia mintyje turėjo, kad trūksta būtent bent jau vienos iš tų antraščių, arba stulpelio, arba viršutinės. Bet iš tikrųjų mes turėtumėm ir čia susitvarkyti savo antraštę. Tai lentelė numeris 1 ir mes turėtumėm parašyti, kad tai yra tai štai parašėme lentelės pavadinimą, tai belieka dabar tik tai sutvarkyti stilių, tai pasirenkame kaip paveikslėlio, kad būtų visur vienodai išlaikyta. Na ir viskas.